nebūtinai, kad tobuloj šeimoje, reiškia, vaikai turi visai ten nežaisti tais tos žaidimus, ten neskrolinti ir nečiatinti ir taip toliau. Tegu. Reiškia, mano akcentas būtų į tai, kad kai jau yra problema, tada ją reikia spręsti. Nedarykim problemos vien iš, faktas, kad pas vaiką ten telefonas, gal jau čia blogai, neturim ką veikti, imkimės to. Kita vertus, aš čia nenoriu erzinti tautos, bet irgi yra toksai praktinis klausimas, o kokią alternatyvą tėveliai siūlot? Galit šitą ištrinti klausimą, kad klausytojai nepyktų. Jokauju. Palikim, tegu pyksta. Žodžiu, nes kai kurie tėvai irgi sako, jeigu aš neduosiu ten jam pažaisti, aš negalėsiu namuose nieko ten, pailsėti, knygos paskaityti ir taip toliau.